Tai ką, sveika mėla publika, sveiki atvykę į naują epizodą. Tai, nelabai epizodai, naują video. Tai šiandieną padarysiu kitokio formato video, net nežinau, ar bus įdomu, tai apie ką, apie nieką. Ne, iš tikrųjų tiesiog einu pasivaikščioti, papasakosiu kas naujo, dėl ko ilgai laukiam video ir panašiai. Tai kam neįdomu, galite iš karto skipinti. Radau per Google Maps'ą, kad yra kur biški nueit, kažką gero pamatyti, kažkoks haikinimo parkelis ar kažkas tokio. Tai bandysiu praseit, tuo metu papasakosiu kas naujo, kas gero, o naujovių biški yra. Tai kol kas dabar pradžią padarom tokią, einam pažiūrėti, ką rasim, pasivaikščiosim. Ir šiandien yra pirmadienis, aš atvažiavęs į savo iškrovimą į Ispanijoje, į Alicante, bet mano fiksas rytoj iškrovimas ir man reikia pasidaryti 24 valandų pauzę, tai todėl šiandien galiu sau leisti pailsėti pirmadienį, kai visi dirba. Tai nieko nelaukiam, einam pažiūrėsim, ką rasim ir kas gero. Ir papasakosiu, kas naujo. Pasivaikščiosim vieškeliais. Iš tikrųjų, biški baisu vaikščiu čia Ispanijoje tokiais. Nežinau, kokių čia gyvių yra. Aišku, visokių, tikriausiai baisesnių negu pas mumis. Tai tokiais visokiais laukais ir panašiai eit kažkaip biški nedrąsu. Bet čia tai kelias, nėra ko bijoti. Bet šiaip apskritai va į tokius laukus visokius lystai. Nežinau, kokį gyvį čia gali sutikti. Tikriausiai kažkurioj daly ir skorpionų gali sutikti, tai tikėkime, kad dar ne čia. Alicante gal dar jų nėra, nežinau. Geografas iš manęs nekoks, ypač apie gamtą. Ir augalyje, ir gyvūnyje, tai nežinau. Žinau, kad Ispanijoje lyg ir yra skorpionų, gal ir klystu. Tai kas žinot, galite pataisyti mane. Visai čia netoli eit pasirodo. Tai žiūrėsim, gal kažkur dar eisiu pasivaikščioti. Miestelis šalia yra, bet ten pramoninė zona. Nelabai ten yra ką pamatyti. Tai va, tai jau kur eisim vaikščioti. Pavadinims toks biški įdomesnis. Žiūrim, ką čia rasim. Dabar aišku būsiu prisižiūrėjęs per Google Viewsus visokius, kaip čia faina, kaip čia ką, ateisiu ir nieko nerasim. Nes čia nežmoniškai karšta. Pirms dalyks. Tai abejoju, čia tie kriokliai ar kažkas bus. Bet einam pažiūrėsim, ką rasim. Tikėkime kažką gero. Šiaip įdomu tai pasivaikščioti. Biški, kaip ir sakiau, dėl visokių gyvių ir panašiai baisu. Ypač kokių šunų nesutikti, kaip aš mėgstu. Ir tikėkime, kad viskas bus gerai. Tai einu iš ryto vaikščioti, nes paskui bus 33-35 šilumos. Tai abejoju, ar tokioj šilumoj norėsis vaikščioti. Tai sakau, einu nuo ryto, nors ir dabar jau 29. Nors ir visą naktį 26 buvo. Tai nieko čia naujo. Va, kaip ir sakiau, pažiūrėjau, čia kaip jaučiu krioklys turėjo būti, bet kaip ir nieko nėra. O, čia ir pasėdėti galiu. Vandeniuką gražų matau. O, čia ir parkelis yra. Čia turėtų jaučiu upelis tekėti, bet netek. Vandeniuk švarumu. Skaidrus. Akvano potablė. Kad aš suprašiau, ką čia reiškia, bet jeigu yra no, tai vadinasi jaučiu negeriams. Nu, bliam, žiauriai gaila. Biški nusivyliau, kažkaip galvau, kad gražiau bus, bet einam toliau. Žiūrėsim, ką čia rasim. Čia nesuprantu kas. Čia panašu kažkokia palapinė, kas čia. Pačilint gali. Normaliai. Sveiki atvykę į mano būtą. Iš tikrųjų fainiai, ką žinau. Per kamerą, aišku, taip neatspindžiu, kur aš čia vaikštau. Bet visai neblogai. Vien biški prasivaikščiu, bet jau žiūriu, kad jau savo firmą matau, tai čia kažkur atgal baigiu pareiti. O ten biški daugiau vandeniuką gal bus. Nu, einam, paeksplorinsim dar biški. Jaučiu, kad bus net neįdomu žiūrėti tokį video, bet sakykim, bent jau tada išlaukit naujienų, ką papasakosiu. Ir tikrai nekeliu tam, kad kažką įkelti, tiesiog pasirodau, kad nedingęs, kad vis dar kursiu video. Tiesiog biški reikia palaukti mano video, nes išreisę neturiu galimybės montuoti. Tai dabar va šitą, kur kelsiu, tai montuosiu su telefonu. Tai žiūrėsim, kas čia gausis. Gal ir nieko, gal ir nelabai bus matyti. Nu ką, einam pažiūrėti, ką čia gerą rasim.
Tu vaiki. Kažkokį kriokliuką radom, bet jau tokį mažiuką. Kaip iš karvės čia tik. Gražus vandeniuk. Šitą laukas. Aš dabar galvoju, kad čia maudytis galima būtų ar ne. Toks klausimėlis iškilo. Bet jau čia vandeniuks tai bus šaltas. Reik pačekim. Žiūčiu molis, tai paskėsim. O gerai atsigaivint būtų prie plus 30. Taip įtariu, kad čia lenta nebereikala padėti. Aš manau, kad čia žmonės maudos. Taip išeina. Ir čia mano logika blogai veikia. Bet taip suprantu, kad pėdų labai daug, tai gal čia ir galima smaudyti. Taip sakant, gyvenimą kartą reikia bandyti viską. Tai va, įsimaudžiau. Žiauriai gerai atsigaivinau. Toks glemba netgi per šaltas vanduo, bet na, aišku, nėra ko norėti tekantis. Nežinau, kiek čia saugu buvo tai daryti, bet mielai dar plaukčiau, nes taip atgaivino, eina savo. Bet aš manau, kad čia žmonės maudos, nes matosi, kad čia ir ištrypta, ir lentų pridėta, tikrai ne šiaip sau. Jau čia šokinėjimui pasidėję. Tai va, atsigaivinau, galima į toliau žiūrėsim, ką rasim. Nu tai ką, išsimaudėm. Šiaip jaučiu, aš galimai čia dar ir vakare apsilankysiu, nes čia nėra toli ateiti. Nes vanduo tikrai gaivinantis, toks nei per šiltas, nieko, na, aišku, tekantis, kaip ir sakiau, tai nėra ko norėti. Žiauriai gerai atsigaivinau. Ką dabar dedame skiepką. Judam toliau, žiūrėsim, ką dar čia rasim. Čia gražiai atrodo. Toliau, šiaip manau, kad čia tuose pelkykėse iš viso šiltas vanduo, bet čia gal jau nebesimaudykim. Ekskursinis video šiandien, visiškai ne apie fūras, ne apie nieko. Lemba čia, kad smungu, eina savo. Kaip iš šūdo įlipęs. Ne, taip toliau einant žiūriu, kad įsivaizduoju, kad čia tas krioklys buvo, jaučiu, pagrindinis tas objektas, kuris kažkoks tipo labiau vau negu įpras miškelis. Nu, bet einu, toliau pažiūrėsiu, ką rasiu. Verta bus filmuoti ar ne, o jeigu ne, papasakosiu, kas naujo pas mane. Bus galimai ir kanale naujovių. Gal ne iš karto. Nu, to, žodžiu, dabiškai praeinu ir papasakosiu. Kaip matom, ir mūsų varliuk stovi. Eiti negalima, čia ir tik važiuoti negalima. Kai čia sugalvotų apšė važiuoti. Bliamba, čia gerai atrodo, aišku, per kamerą neperstiks tas vaizdas. Bet tikrai neblogai. Tai va, tokį video šiandien padarysim. Biški kitokio kontento nei visada. Nežinau, ar patiks. Visada galit pakomentuoti, patiko ar ne. Bet tiesiog šiaip, kad negulėt kabinoj. Per karščių, sakau, einu pasivaikščioti. Kalbu, kad čia visai šalia. O laiko daug, iki rytaus 8 ryto. Dabar kažkas apie 12. Dar galiu plavinėti. Aišku, niekur čia daug nepriplavinėsi. Į tą kaimelį neįsi, nes kaip ir minėjau, ten pramoninė zona, ten net nieko nepamatysi. Tai net neverta, o plus mieste dar karščiau. Wow. Čia irgi visai gražiai atrodo. Greit pradėsiu keliauti ir video daryti tikriausiai. Ne, juokauju. Čia būtų visai nieko. Tokių kontentų gyventi, bet dėja, reikia daug pasiekti, kad tokį galėtum daryti. Tai va, kas naujo pas mane, tai pradėkim nuo pirmos naujienos, kuo aš irgi labai džiaugiuosi. Tai pagaliau susižadėjau savo meilę po užpraeito reiso grįžęs. Tai žiauriai džiaugiuosi, žiauriai laimingas. Tai tokios naujienos asmeniniam gyvenime.
Toliau dėl ko nėra video, nes po šio reiso grįžęs daug visokių reikaliukų buvo, visko, tai nespėjau sumontuoti. Tai tikrai nesididžiuoju tuo. Dabar vėl išlėkęs reisą, tai šio reiso nefilmuoju, nes važiavau realiai beveik vieną naktim. Ketvirtadienį anksti ryte išvažiavau ir automatiškai su fūra, kai važiuoji, tai jeigu tik važiuoji, tai niekur neišskrauni, tai vis giliau į naktį, kol galiausiai iš viso buvo ir 10 val. Vakare kilimas, ir 5 val. Vakare paskutinis, kur šiandien atvažiavau. Oi, nemeluoju, 2 val. Bet jau atvažiavau čia 1 val. Nakties, tai pagaliau normaliai išsimiegojau, nes čia karščiai vakar, užvakar buvo 36 šilumos, tai naktį iki 25 geriausiu atveju atvėsta, tai to miego buvo maždaug po 4,5 valandas 5, tai tikrai ne kažką kelionė, bet nu ką darysi, toks darbas. Paryčiais pamėgi, užsikūręs fūrą pamėgi su kondicionierium, tai kažkaip išgyvenama. Tai va, kokios dar naujienos pas mane, tai irgi pusiau iš asmeninio gyvenimo, tai kad mano sužadėtinė išsilaikė CC kategoriją. Labai džiaugiuosi, labai didžiuojuos, tai sveikinu tave mažiukai, žinau, kad žiūrėsi video. Tai va, tokios va naujienas, žiūrėsim kaip kas toliau dėliosis, bet jau manau nereikia daug aiškinti, kas čia bus ir kaip. Tai tikėkime geriausio. Tai va, tokia viena iš svarbesnių naujienų. 2 svarbesnės naujienos iš mano gyvenimo. Tai mėginsim važiuoti šito įmonėje, kur aš dirbu. Tai žiūrėsim, kaip seksis, nes, nu, dvivairių yra reikalų. Tuo labai svarstėm, kur čia dirbsim, kaip čia ką. Tai liekam prie plano, kad pasilieku šito įmonėj, bandysim dvivairių. Aišku, yra reikalų, nes ir mum, ir mano darbdaviai turi būti nauda iš to. O šiais laikais su visa rinka ir panašiai, manau, bus sunku ką padaryti, kad abipusė nauda būtų. Nu, bet tikėkime, kad išeis, kol kas apsišnekėjom, radom bendrą kompromisą, kaip dirbsim, kaip ką. Ir plus labai gerai, kad pradžioj galėsim važiuoti dviese, kaip pasakyti, nelaisvų tempų, bet biški lengviau negu, pavyzdžiui, į kitą įmonę dabar nuėjus kažkur kitur, kur žadėjau. Pavyzdžiui, aišku, pinigai geresni, visa kita, bet ne visada piniguos yra laimė, bet ten atėjęs tu jau nepasakysi, kad va, šiandien tiek nenuvažiavom, nes ką tik pradėjau dirbti, dar nesugebu pilnų tempų važiuoti ir panašiai. Tai čia viena iš pagrindinė priežasčių, dėl ko pasiliekam čia, bent jau pradžiui pasimėginti. O gal viskas kaip ir bus gerai, plus gal netgi ir geriau būsim visada kartu, tai ta prasme dirbsim kaip sugebam, važiuojam, va, Ispanija, Portugalija, kaip tik maršrutas, manau, labai normalus, kaip tik dvivairiui, tik tais reiktų, kad ta rinka biški pagerėtų gal. Gal kažkas atsiras kokie, kaip pasakyti, klientas ar kažkas, kur tikrai apsimokės važiuoti, žiūrėsim. Bet vien dėl to sakau, kad pradžioj bus gerai čia, nes pats darbdavys sakė, važiuokit kaip sugebat ir taip toliau pradžioj, paskui žiūrėsim, nes aišku, nuo visko priklauso ir alga ir panašiai, bet aš manau, kad geras pasirinkimas pradžioj pasidaryti tokią lengvesnę pradžią, apsiprasti visą kitą, o paskui, jeigu žiūrim, kad viskas išeina, galim kažkur keisti įmonę ar kažką, nežinau. Bet šiaip man čia viskas kaip ir gerai, jokių lipimų ant galvos ir panašiai. Dirbu kaip išeina, kaip sugebu ir nėra ten bereikalingų klausimų, kodėl tu tiek neišvairavai, kodėl tu čia nevažiavai, kodėl tu to nedarai, kas man labai nepatinka, labai nemėgstu, kai man aiškina, kaip dirbti, nes, nu, žinau, kaip reikia dirbti. Ta prasme, nereik man aiškinti ir vadovauti kiekvieną minutę, kur man sustoti kaip ką. Aš į iškrovimą, pakrovimą spėju laiku, visur visą kitą apsiskaičiuoju palei save ir man gauna žymiai geriau. Šiaip puikiai ir mes suprantam, kad čia bus iššūkis abiem važiuoti kartu. Aišku, mano draugė ne vieną kartą yra važiavus keleivių, labai daug kartų iš tikrųjų. Viskas tinka, patinka, man irgi patinka, kad sutampa tvarka ir panašiai, nes dvivairių dirbant yra labai svarbu. Aš esu dirbęs dvivairių su geru draugu. Tai kai sutampa tvarka, tai nebėra tos tokios didelės trinties. Kai važiavau savo geru draugu, tai sakau, iš viso pirmos kelios savaitės tai tiesiog sprogdavo, nes tiesiog bairuoji, važiuoji, žvengi, haha ir viskas. Tai tas labai svarbu, nes turi būti labai panašus žmonės ir, kaip pasakyti, labai gerai start ir panašiai. Kadangi mes su savo sužadėtine labai puikiai sutarėm ir visą kitą, tikiuosi neprisišnekėsiu. Tai kiek reisuose, kiek visur esam buvę, tai viskas labai gerai. Man jos tvarka patinka, kad neapkrauna bereikalingais daiktais visos fūros ir panašiai. Kas irgi atrodo juokinga, bet kiekvieną smulkmeną paskui pradeda erzinti. Tai tikėkime geriausia, kad viskas eisis, seksis, pavyks ir bus gerai.
Tai va, to ir tikimės, nes aš žinau, kad yra reikalų dviejų važiuoti, sakau, esu dirbęs, nes po tas 18 valandų išvairuota, jeigu dar 10 kėmi po 20, tai jaučias, to poilsio irgi pauzikių tarp važiavimų nereikia daryti, tik tais vakare 9 valandų pauzę, kai jau baigi visus važiavimus, tai irgi kaip ir per mažai. Tai matysim, bet svarbu pamėginsim, nesigaus, tai nesigaus, ką padarysi, bet čia buvo tokia kaip ir mano negarsi svajonė, kaip įvardinti, kad važiuoti su antra pusė. Tai žiauriai faina, kad dar viena mano svajonė išsipildys, žiauriai džiaugiuosi. Nu, tikėkime, viskas bus gerai, suvažiuosim, patiks ir visa kita, žiūrėsim, kaip čia seksis. Tai va, jeigu norėtume tokio kontento, pakomentuokit. Nežinau, pabandyti, manau, kad vis tiek reiktų. Įdomu, kaip čia tas kontentas gautas. Tai va, tai tikriausiai tiek žinių. Nežinau, ar patiko šis video, ar iš vis nesąmonė čia kažkokia kėliu, nesusijusi su mano tematika. Tai nežinau, laukiu jūsų komentarų. Ačiū, kad žiūrėjot, aš jau einu atgal. Pradėjo karštą žiauriai darytis, tai einu atgal, pailsėsiu. Ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad komentuojat, ačiū, kad laikinat ir laukiu jūsų komentaro. Susitiksim kitam epizode. Iki. O, mano dydžio vonė. Būtų gerai prisipildyti, galėčiau gulėti čia. Pakritęs visą dieną, įsimaudyti ir toliau gulėti. Normaliai čia galimai kažkada namai buvo ir kažkas matyti, nes visur visokių pamatų ir panašiai yra.